Tai ką, sveikučiai visučiai, pirmas video, normaliai, dabar toks normaliai, kur prisėdau pagaliau, nes prisimenu, kad reikia in advance viską filmuoti iš anksto, tai bandysiu įrašinėti ir filmuoti, nežinau. Dar kartą, sveiki, šiandien yra greitas unboxingas, gavau tiesiog siuntą iš Performance Fellas, tai yra sportinis oro filtras, nors netoks jis yra sportinis, labiau kaip tiesiog žemo profilio, tam, kad geresnis paėmimas būtų. Čia būtų turbūt vienintelis toks performance'o irgi kaip ir dalis šitam golfui, nes viskas bus pagal estetiką žiūrima. Šiandien apie estetiką čia dabar nieko nėra, bet nesmė. Greitas unboxingas, pati siunta, tai darau, parodau ir eisim prie darbų. ASMR. Taigi, kol kas setupas dabar biškai geriau čia pas mane, bet nieko tokio. Štai filtras, dėžė, kaip matom remia ir šiaip netokie ir pigus palyginus, bet pigesni kiti. Ir filtras šis filtras, jis nėra vienas iš tų cone filters ar kažkas tokio, kur pakeistų visą oro paėmimo sistemą. Šis eisi standartinį airboxą, nes ant 1.9 ir taip yra ganėtinai geri. Pažiūrim, kas viduj. Štai, jis toksai kuklus. Kaip minėjau, eisi standartinį oro paėmimą, vietoj kad pakeis visą sistemą, nes man to nereikia. Aš norėjau šio filtro tam, kad galėčiau čipuoti. Aš galima su standartu, bet nemažai ridos, 240 000, automobilis senas, nežinai, kiek kilovatų pabėgo iš 77 yra šūdas, nes iš trečios pavaros nieko nebetraukia. Todėl užsakiau filtrą, jį įdėsiu ir registruosiuos čipuot. Štai. Labai paprastas, atrodo iš galo. Kainavo apie 50 eurų. Ir nors Performance Fellas sakė, kad shippingas nuo 4 iki 8 dienų užtruko apie 10. Tai dar didesnė priežastis, kodėl viską man reikia ruoštis iš anksto. Tai ką, šiandien nuostabi diena. Labai atsiprašau, jeigu girdėsis vėjas, bet to negaliu panaikinti. Šiaip aš nežinau, ar aš matausi. Net ir nesimatau, viskas yra gerai, nes aš esu nesmė. Esmė matyti reikės gauti, kaip aš dirbu. Daug ir to neprireiks. Kuo jis nelimpa? Iš pašūdas. Jėzau, dar ne taip seniai važiavau, tai čia viskas karšta viduje. Taigi, nusprendžiu palikau pro ramybei. Filtro uždangalas. Viskas patrauktas, štai pats filtras. Pažiūrėkime, ar jisai purvinas pirmo vietoj. Šiaip dėžutė yra gerybė. Filtre irgi šiek tiek. Bet nebaisiai. Metas buvo pažiūrėti, iš tiesų tą patį užsakiau ir jo! Atrodo, jog turėtų idealiai tikti. Ir kol kas šią akimirką bus tiek. Po to parodysiu, ką dar užsakiau, kas po to bus irgi dedama į automobilį. Viskas. Ir bye naujam filtrui. Jau metas jį bus matyti tik tais, tikiuosi niekada. Done. Viskas baigta. Pagaliau biškį užkniso daug varžto, labai karšta. Viskas dar variklio skyriui karšta, minėjau laukia karšta, aš kažkaip apsirengęs, juodai tiesiog. Štai senas filtras. Pamiršau parodyti, bet skirtumas tarp seno ir naujo filtro yra, kad jis kaip ir trigubai yra plonesnis nei šis standartinis popierinis filtras. Tai gal kažką darys, gal ne. Taigi, dabar kol baigti darbai su filtru randamas mano namie, nes greit parodysiu, kas dar bus daroma. Čia yra LED apšvietimas į saloną, kuris eina po kojomis.
ar tai priekį ar gale. Ir greitas unboxingas, o instaliuosiu vėliau. Paminėsiu, jog šitą visą setupą, jeigu norėsit rasti, gal paliksiu nuorodą aprašymą, jeigu nepamiršiu, iš zenon.lt, beros, iš ko aš sakiau jos. Viskas kainavo apie 28 eurus, nes mokėjau su kortele, su gamis būtų buvo 25 eurų. USB jungtis eis į prikurkę, tai vadinama. Pultelis su skirtingos spalvomis, labai įsigando kamera to. Ir patys LED juostelės. Labai paprastos, jau buvau išbandęs, labai ryškios, kitos pusės yra dvipusė juostelė tiesiog. Irgi tokį gimiką, kai kuriem šita modifikacija yra cringe'as, gal yra gėda, mane kažkaip įsidomino, aš susimaniau. Galima keisti ryškumą irgi, tai kas galvos, kad apakins, neapakins, čiliaks. Aš judu į kitą dieną, jūs judate į kitą kadrą, kur aš jau juos instaliuoju. Tikėkime, nes man su laidais labai blogai sekasi. Ir kita diena, tiesiog yra sekanti diena, oras ženkliai pablogėjo, surudinėjo, nes dabar taip yra filmuojama iš anksto. Bandysiu instaliuoti lempas, kurias rodžiau. Kiek girdėjau, feedbacką iš kitų, kas turi, nes mano grupiokai turi. Neturėtų būti taip sunku, tiesiog svarbu gražiai paslėpti laidus. Kimbam į darbus. Taigi, iškart pradėsiu nuo vairuotojo pusės, mano logiškiausia. Tai paprašiausiu dėsis papačią viskas, tai dar nežinau kur, aš ten detaliau galvą įkišiu vėliau. Tai dar kartą prie reikalo. Greitai pridėsiu, pradeda lyt lauke, čia pirmas dalykas. Antras dalykas, kad aš nieko neįsiplanavau, aš tiesiog imu ir darau. Aš net nežinau, nuo ko pradėti, aš net nežinau, kaip geriau daryti. Tik aš video žiūrėjau ir praskipindavau, nes, biškai neįdomu buvo. Ir šiaip ne taip, net sunkiau dalis yra gražiai nufilmuoti irgi, kad jūs matytumėt viską, tai šiokį tokį timelapsą jaučiu šalom ir viskas, nekrapštam nosies. Taigi, saulė lenda. Paaiškinsiu biškai detaliau, kaip čia vyks šitas visas procesas. Nuo prikurkės. Kuku. Reikia, kad eitų po kojomis čia, po kojomis ten, kelioje pusėje, šitos pusės iš galo irgi. Reikia tiesiog atrasti būdus, kaip gražiai padaryti, ko aš dabar nesu atradęs. O čia tų laidų netrūksta. Yra laidai, kuriuos reikia kažkaip visus gražiai paslėpti. Ar tai būtų po panelės dalimi, ar dar kažkai, va čia pavyzdžiui užkišant. Čia yra ta dėžutė, už kuri viską yra atsakinga, nes čia šūda rankiškai, tai gali kiekvienas padaryti, ką dauguma ir daro. Bet aš noriu gražiai, kad būtų gražiai, tenka padėti kameras į šoną ir dirbti. Ai, bet to, jeigu kas galvoja, kad čia per bliūdas guli, tai nes va, pradžioj serijos gal matysit, kur nėra šitą dalyko, tai aš jį įdėjau. Let's go! Pirma pusė off camera padaryta, aš visai patenkintas, nors dar nebaigta, dar liko tikrai daug. Bet didžiausias galvos skausmas yra kas? Šitas reikalas. Jūs ir matot? Yra visas šitas reikalas smautas. Tai laidai tiesiog eina pro čia, kas manęs taip nenervuoja realiai. Aš viską gražiai užkišau, aišku, jeigu aš čia patraukščiau viską nafik ir išlupčiau. Dar biškai geriau užkišiu po to, bet viskas slepiasi čia po apdailą. Štai šita ir laidas išlenda ten ir ten jau yra. Ir štai yra pirmoji juostelė. Ar gerai švies, aš neįsivaizduoju. Švietimo testas bus vėliau. Švietimo, kažkaip durnai skamba. Judu toliau.
akurat veikia. Oho, vaikyti. O apie ką mes išnekam? Taip pat, kas man patinka, kad taip kaip aš įdėjau, šiaip sausėdint, čia ką aš darau, nesimato tų ledinių juostelių. O aš pats kaip gražu. Nu čia yra laideliai. Nu dieve yra. Jau aš tada žinoma paslėpsiu, nes čia yra jie tam, kad susijungtų su priekiu. Čia vėl šiukšlynas, bet priekyje dabar va taip tik tais yra. Šitas irgi pasislėps. Čia nieko nėra keleivio pusėje ir tiesiog va taip atrodo vaizdas iš priekio sėdint ir žiūrint. Tai aš ką darysiu tuo, šią akimirką nežinau dar ką, bet štai mano keula. Wow. Nu ką, viskas realiai šią akimirkai baigta. Man tiesiog teliko užkurt ir pažiūrėti, ar viskas veikia. Pultelis pagal viską tiesiog on. Damn! Ok, matau gale irgi veikia. Ah, shit. God damn! Jau seniai, aš patenkintas. Taip, lengvai instaliavosi. Aš čia biškį patrėdžiau, bet galiausiai viskas gavosi tikrai neblogai. Va tik tais ta pelninės dėžutė yra dabar pilna laidų ir kitų nesąmonių, bet aš tą išsiaiškinsiu kitam kartui, kaip padaryti geriau. Reikės trūpiškį nakties kadrų iššauti, ne? Aš labai patenkintas. Čia toks pirmas vizualinis modas šitam golfui. Seks ženkliai daugiau, nes tokie pagrindai ir bus išvaizdos. Nors iš arčiau pažiūrėjus į golfą neapsimoka, nes jis yra baisus. Bet irgi neįsmė. Vertinu daug iš kažkiek. Taigi tokie reikalai su golfu šiandienai yra baigti. Baisi ta mašina mano. Taip, aš dar klevas, bet neilgam. Blecha, kaip tamsu. Ok, testas visiškoje tamsoje, vos randu on knopkę, berods šita. God damn! Taip atrodo galas, o taip atrodo priekis. Nu, neblogai, neblogai.